Sveiki, mėlyjeji! Domitės naujais nekilnojamo turto projektais Vilniuje, o galbūt esate žmogus, kuris ieško naujų namų. Kviečiu likti su Realu TV laida Atviros durys ir susipažinti su naujai vystomų projektų Girių namai. Mūsų projektas patenka į zoną, kuri yra valstybės remiama. Tvarūs, erdvūs, vientisos architektūros namai. Bet kuriam skoniui, bet kuriam poreikiam patenkinti čia yra viskas. Šalia manęs pardavimo atstovė Svetlana. Svetlana, ar gali paprašyti jūsų apibūdinti Girių namų projektą vienu žodžiu arba papasakoti bendrai apie šito projekto viziją? Šis projektas yra tikrai išskirtinis tuo, kad jis yra visiškai šalia Vilniaus, iš esmės Vilniaus mieste. Tai lokacija, labai erdvus sklypai, daug gamtos, žada atimantis saulėlydžiai ir saulėtekiai ir sprendimai techniniai. Pagalvojant apie naujus projektus, žinau, kad didelį dėmesį gauna patys pastatai. O šaligatviai, apšvietimas, keliai, aplinka dažnai būna pirkėjo galvos skausmų dar ilgą laiką. Tai papasakokit, kaip yra su šiuo projektu. Goda, ačiū už labai gerą klausimą. Todėl, kad matosi, kaip yra sutvarkyta infrastruktūra ir va šitoj vietoj, dėl ko yra ramu, nei vienas pirkėjas neturės to galvos skausmo. Statant namus, absoliučiai sutvarkomas yra gerbūvis ir tik po to yra parduodama klientui. O kaip su komunikacijom? Tai yra miesto komunikacijos bus ar visgi vietiniai grįžiniai? Dar vienas labai geras klausimas ir turbūt aktualus žmogui renkantis namą. Į ką reikia labai stipriai atkreipti dėmesį, į tai, kad komunikacijos dabar jau geriau vengti vietinių komunikacijų, dėl to, kad vis dažniau ir dažniau tiek rajono, tiek Vilniaus miesto valdžia kalba apie tai, kad mes būsim priversti visi prisijungti prie komunikacijų. Tai šitam projekte visos komunikacijos yra miesto. Čia iki smulkių detalių yra apgalvotas išplanavimas ir mes jau galim netgi tą projektą komentuoti pagal europinius standartus. Tarkim, jeigu yra šeima, kurioje auga 2 vaikiukai ir tėvai, tai kiekvienas šeimos narys gali turėti savo privačią erdvę, kas yra labai svarbu šiam gyvenime, pabūti su savimi kartais. Pasirinkimas kvadratūrų plotų yra labai didelis, tai yra nuo 104 iki 175 kvadratų. Bet kuriam skoniui, bet kuriam poreikiam patenkinti čia yra viskas. Ir labai gerai yra išvystyta infrastruktūra, nes visiškai šalia už 800 metrų mes turim privačią mokyklėlę pradinukam. Yra darželiai, parduotuvės, viskas yra šalia. Mūsų projektas patenka į zoną, kuri yra valstybės remiama. Jaunos šeimos, kurios norėtų įsigyti čia pirmo būstą, turi galimybę gauti valstybės paramą. Vaikštomės po didžiulį projektą, matau įvairiausių sublokuotų namų, žinau, kad ir bus vieno aukšto, bet taip pat aš matau ir didelius sklypus, didelius plotus. Iš ko galima rinktis dar? Pasirinkimas yra tikrai labai didelis, nes pats projektas yra milžiniškas. Antram etape, kaip matot, turim mes tokį kiekį, tų namų jų yra daug, bet likutį turim tikrai labai mažą. Liko viso labo 7 mažesnio ploto namai, tai yra po 105 kvadratus ir 2 namai liko po 118 kvadratų. Jeigu mes rinksimės iš sekančio 3 etapo, kai jau galima pradėti daryti, tai ten namai yra iki 175 kvadratų. Kaip žinia, ne visada vystytojai nori rodytis prieš kameras ir atskleisti visas smulkmenas apie jų vystomą projektą. Bet šį kartą turiu progą pakalbinti šio projekto vystytoją Arnoldą. Sveiki! Labą dieną, Goda. Sakykit, kas slepiasi po šio projekto pavadinimu Girių namai? Visų pirma, reikėtų pradėti nuo to, kad pavadinimas jau dalį pasako apie mūsų projektą Girių namai. Kaip matot, už manęs jau matosi medžiai, tai ir asocijuojasi su giria. Tai pabėgimas nuo miesto šurmulio. Kas ir mūsų yra galbūt pagrindinė projekto vizija, kad žmogus galėtų pabėgti iš miesto po darbų savaitės ar po darbo dienos. Kaip gimė šis projektas? Pirmiausia, reikėtų paminėti mūsų projektuotojus, tai yra Vilniaus architektai, kurie puikiai išnaudojo šį turimą reljefą bei sukūrė harmoningą vientisų namų vaizdą bei gražią infrastruktūrą. Pakalbėkime apie techninius sprendimus. Manau, pirmiausia, reikėtų paminėti
kad čia yra tikrai efektyvūs ir tvarūs namai, tai šiame projekte mes naudojame arko blokelius bei 30 cm putų polisterolio apšiltinimo sluoksnį, kuris atitinka A++ klasę, kas užtikrina tikrai mažus eksploatacinius kaštus, ypač žiemos metu. Tai smagu pasivaikščioti po teritoriją, matau įvairiausius tos namus, gražu, aplinka, faina, geras oras, bet man tai visada įdomiausia, kaip atrodo viskas viduj. Tai matau įrengtą namą, papasakokit ir aprodykit man, kaip atrodo miegamasis, drabužinė ir visos erdvės. Jo, čia mes turime šourumą, tai yra pavyzdys, kaip galima įsirengti vieną iš namų. Apačia tai yra skirta bendriem šeimos pabuvimam, yra išėjimas į terasą, iš kur atsiveria didelės erdvės. Tai dabar, kol esame antrame aukšte, čia yra 3 miegamieji, čia pagrindinis tėvų miegamasis, didžiulė drabužinė ir sanmazgas. Žmogus, kuris nori įsigyti savo svajonių namus, tiesiog turi atvažiuoti į Girių namus. Perkant namus, vienas iš svarbiausių turbūt aspektų yra turto vertė. Ir perkant namus reikia galvoti gerokai į ateitį, kadangi, kaip matot, šitas rajonas labai stipriai vystosi, labai greitais tempais vystosi, labai tvarkinga infrastruktūra. Ir kiekvienais metais jūsų įsigytas turtas, jis tik tai brangs. Taigi, mėlyjeji, pats laikas pirkti būtent dabar, kadangi kvadrato vertė yra tikrai nedidelė, ir tai yra labai gera investicija į ateitį, o visą kelią nuo pradžios iki pat pabaigos, tai yra nuo apžiūros iki notarinio sandorio, mes būsime kartu su jumis. Iki susitikimo laukiame jūsų skambučių. Kelis kartus paminėti saulėlydžiai mane tikrai suintrigavo. Visai norėčiau atvykti čia vakare ir pamatyti visą projektą kitų kampų. Na, o jeigu ir jums patiko šis projektas, kviečiu susisiekti su pardavimo atstovais nurodytais kontaktais apačioje arba apsilankyti Girių namų internetinėme puslapyje. Ir žinoma, jeigu patiko mūsų kuriamas turinys, kviečiu spausti patinka ir prenumeruoti mūsų YouTube kanalą. Iki!